Pirmoji tema, manau, aktuali visiems darželinukų tėveliams. Taip pat tiems, kas mažuosius dar tik ruošia šiam, sakyčiau, sudėtingam etapui. Vienas tokių tėvų esu ir aš. Todėl man pačiam labai įdomu sužinoti, kaip visai netrukus galėsiu dalyvauti vaikų ugdymo procese vaikų darželiai. Taigi, kokį vaidmenį jo gyvenime turėtų atlikti tėvai, domėjosi mano kolegos. Dėmesio į ekranus. Ko labiausia laukia tėvai, išleidę mažąjį į vaikų darželį. Pirmiausia laukia ryto, kada žengdamas pro darželio duris, vaikas nebeverks ir su šypsena pasakys ate mamytei arba tėveliui. Apie tai, ką daryti, kad ašarų būtų kuo mažiau, jau esame kalbėję. Todėl keliaukime toliau. Kogi laukia tėvai po to, kai mažasis naujoje aplinkoje apsipranta? Manytume, kad pirmojo savo mažojo genijaus pasirodymo darželio renginių salėje. Pasakysime kitaip. Laukia auklėtojų darbo rezultatų. Tačiau šį kartą nevertinsime pedagogų darbo, o pakalbėsime apie tai, kiek patys tėvai turėtų dalyvauti vaiko darželio gyvenime, bendradarbiaudami su pedagogais ir kodėl to reikia. Tėvų dalyvavimas vaikų darželio gyvenime yra labai svarbus. Kai vaikai mato savo tėvus darželyje, tai sukuria jiems tokią didesnę saugumo atmosferą, didesnį pasitikėjimą, kad tai yra gera vieta, kad tai yra saugi vieta, tai yra ta vieta, kurioje mielai dalyvauja ir jų tėvai. Vaikas savo vertybių sistemą kuria atsižvelgdamas į tai, kas yra svarbu jo tėvams. Jeigu vaikas mato, kad tėvams yra darželis svarbus, vaikui irgi ši vieta tampa svarbi. Tėvai ir pedagogai bendradarbiauti gali įvairiais būdais. Pasak specialistų, pirmiausia, tarp tėvų ir auklėtojų bei švietimo įstaigos vadovų turi vykti nuolatiniai pokalbiai. Bet kokia neaiški ir probleminė situacija turi būti išanalizuota ir išaiškinta, kad tėvai būtų ramūs ir galėtų pasitikėti tais, kuriems patiki savo atžalą didžiąją dienos dalį. Kiekvienų metų pabaigoje tėvai su pedagogais turėtų aptarti vaiko vertinimo anketų rezultatus. Šias anketas pedagogai pildo metų pradžioje ir pabaigoje. Jose analizuoja vaiko pasiekimus, bendrus siektinus tikslus ir jau pasiektus ugdymo rezultatus. Toliau susirinkimai. Labai svarbu ir palaikyti tokius glaudžius santykius su vaiko auklėtoja. Nes auklėtoja galbūt irgi mato įvairių dalykų, kurių nematome mes ir gali suteikti mums vertingos informacijos. Apie konkrečias vaiko problemas geriau kalbėtis individualiame pokalbyje su auklėtoja. Tėvų susirinkimų metu yra gerai spręsti iškilus tuos klausimus, kurie iškyla visai grupiai. Socialiniai projektai ir šventiniai renginiai taip pat neatskiriama vaikų darželio veiklos dalis, į kurią tėvai gali nesunkiai įsitraukti. Vieną tokių renginių, skirtų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, aplankėme ir mes. Norėjome pažiūrėti, kaip jaučiasi tėvai, auklėtojai ir žinoma vaikai. Manau, kad šitas renginys tai yra puikus įrodymas, kad iš tikrųjų tėvelių indėlis į vaikų gyvenimą ir taip pat į darželio gyvenimą yra labai reikalingas. Šiais laikais, kai mes labai skubame, lekiame, kai nebeturime laiko savo vaikams. Tai čia tokia puikia proga stabtelti truputėlį, įsiklausyti, pamatyti savo vaikutį ir kartu su juo paimti už rankelės. Ir tas pats vaikelis stiprina tą tėvelį ir taip pat vaikeliui labai yra smagu ir malonu. Bet juk taip pat šauniai už rankytės laikytis galima ir namuose. Bandome provokuoti tėvelius. Buvimas namuose, vakarienės stalas, pusryčių stalas, labanakt vaikučiam, labas rytas. O čia yra kontaktas, čia būtent vaikas kontaktą turi su tėvais. Jam vienam šokti prieš mamytės tėvelius jau šiek tiek ir paboda, o kartu yra visai kas kita. Iš tiesų, namuose retas, kuris sugebame visą savo dėmesį skirti vaikui. Todėl vaikų darželis ir turėtų būti ta vieta, kur vaikas ugdomas ne tik kitų rankomis, bet vyksta ir bendras tėvų, vaikų bei pedagogų kūrybinis darbas. Tokio darbo rezultatus galite įvertinti ir jūs. Šaunus, geras ir svarbus renginys, tai būtent kontaktas yra su vaikais. Tai ir parodo, kas mokėjo geriausius žodžius, tai parodo, kiek dėmesio skiria vaikams. Ne? Žingsnelis galima buvo improvizuoti, o su žodžiais sunkiau. Labai puikiai, tai labai suartina darželio kolektyvą, vaikus ir tėvus į vieną bendrą ratą. Norėčiau sakyti, kad tai labiausiai reikia vaikams, bet tėveliams tai duoda labai daug gerų emocijų ir supratimo, kaip čia pasakyti, priartėjimo arčiau vaikų, nes mūsų kasdienybė yra pakankamai užimta, darbais užversta ir taip toliau. Sutinku, kad organizuojant šitą renginį ir kai kviečia tėvelius, atrodo, kam čia to reikia ir taip toliau, bet
rezultatai iš tikrųjų to yra labai puikus. Labai patiko. Labai. Reikia kuo daugiau, turi būti tėvai, turi būti pasirodymai, turi būti dar visos dainos. Paklausta, ar tėveliai noriai sutiko padėti organizuoti jau antrus metus rengiamą bendrą koncertą, vaikų darželio direktorė tikina, kad iniciatyvos netrūko nei pirmais metais, nei šiemet. O tuos, kas vis dar galvoja, kad darželių renginių salės skirtos tik vaikučių pasirodymams, drąsina. Tiesiog tai reikia pabandyti. O vieną sykį sudalyvavus, aš manau, atsiranda tas noras toliau tęsti. Tėvams yra labai smagu ir jie pajunta tą atsakomybę, kai pabūna tiesiogiai pedagogais. Ateina į repeticijas, ruošia vaikučius, moko juos. Tai tas irgi labai daug duoda naudos pabūti pedagogais.